Kauno Žalgiris penktadienio rungtynėmis namuose užbaigs reguliarųjį Eurolygos sezoną. Dvikovos su Paryžiumi itin svarbi. Kauniečiai gali užsitikrinti vietą ketvirtfinalyje. Rytojų susitikime viskas pačių žalgiriečių rankose. Komandos treneris galimų scenarijų nesvarsto ir dovanų iš varžovų nesitiki. Pasak Tomo Masiulio, trenerį pakeitęs Prancūzijos klubas yra vienas pavojingiausių Eurolygoje. Krepšinio ekspertas Tomas Purlys mano, prieš lemiamas rungtynes Žalgiris turi užtektinai patirties. Lietuvos čempionai turėtų išnaudoti pranašumą pozicinėme puolime. Toks vaizdas, kad dar daugiau nori bėgti. Taip jau bėgo greit, labai dar daugiau nori bėgti, dar daugiau nori spaus kamuolį, labai svarbu bus branginti kamuolį, nes perima daugiausiai kamuolių, atkovoja puolime daugiausiai kamuolių, taip pat norim mes visą laiką tritaškį ir lipti visi keturi, kurie vienas metą, kiti keturi nori lipti ant kamuolio ir po įmesto, po pramesto metimo sprintuoja baisiai stipriai į puolimą ir toks vaizdas, kad dar daugiau tos visus dalykus akcentuoja dabar. Keista, bet praeitose rungtynėse mes įsivėlėme jų greitą žaidimą ir iškovom pergalę. Tai čia turbūt buvo tas dalykas, retas dalykas, kur Žalgiris įsivėlė į priešininko žaidimo stilių, o ne patys primeta savo žaidimo stilių, bet aš manau, kad normalu, kad poziciniam puolime tikrai Paryžiaus komanda nėra tokia stipri kaip atviroje aikštelėje.